Sveiki gyvi visi, esu užkimęs, o neįsigaskit. Nu nežinau, ką čia šiandien jums parodyt. Aš pats irgi mokinuosi, taip kad nesu profesionalas, tik tai mėgėjas. Na, gal kokią pabandysim kokią humoristinį pasidaryti vaizdelį. Aš pagrindė keliuosi, įsikeliu iškart failą. Failą įsikeliu vien dėl to neilgą, nu, pavyzdžiui, šiandien toks neilgas yra, kad man nereikėtų daryti kompozicijos. Ta kompozicija, nustatyti viską. Jau mano yra failas, kur nufilmuota, jisai yra tokio pat formato, kur visą laiką man gamina ir man nereikia. Nu, nebent tenais galima kompoziciją nusistatinėti, jeigu reikia specialiai. Didesnį ten daryti formatą, ar aukštos kokybės ten darot HD. Tai, o jeigu savo tik tai darotės, tai paprasčiausiai įsikelia ir paskui jį uždengia, arba tiesiog net gali akį uždaryti ir viskas, ir nesimatys nieko. Uždarai akį ir viskas, ir tavo kompozicija yra gatava. Taigi, dabar pradėsim. Nu ką, aš tą įsikėliau, dabar įsikelsiu sluoksnį. Solidą atmėlyną. Čia bus mums kaip fonas. Nes arba žalią, arba mėlyną foną, paskui mes jį panaikysim. Pavyzdžiui, kad kur nors galėtumėm įsikelti. Nu ir ką, nieko, aš pavyzdžiui ten, parodysiu paskui, buvau kaukolę parsisiuntęs, tiesiog iš Google parsisiuntė, surandi kokį kaulą, ką aš tokią, nu, sakysim, padarysim tokią pitekantropą. Įsikelsim, biškį pasididėsim kažkiek tai jį. Na ir va, dabar mes jį pasididinam ir galim mes jį įsikirpti. Paimsim. Mes čia sakysim, taip, nukirpsim. Na, vat. Iškirpam. Na, toks. Galim biškį pataisyti. Biškį kompotukas gavosi, toks kampų daugiau, ką. Galim dadėti taškelį biškį. Kuo daugiau bus taškelių, to bus. Galim, dabar dadėjom taškelį ir galim suapvalinti daugiau taip. Nu gerai, čia mes ilgai taip nedarysim. Spaudžiam, maždaug sakysim, kad taip gausi. Galim dar sušvelninti kraštus, mask imam, atidarom mask vyčią ir kokius 2 uždėkim. Na, gaunasi, gal net per daug 2 bus, gal 1. Nu, taip, gausi tokie krašteliai mums. Nu ką, mes dabar linksmumą kokią. Įdėsim akis. Akis. Aš esu pasidaręs, akis, kaip pasidaryti akį, yra Video Copilot. Aš iš ten pasimokinau ir pasidariau. Pasidariau akį ir dabar mes ją įsidėsim. Vat, padariau akį. Ir dabar mes iškirpsim beždžionę akis. Paimam plunksnakotį ir gražiai pakarpam.
Vieną iškirpam. Iškirpam vieną akį. Taip. Štai mask 2 yra. Ir vat šiandien yra add. Tai mes vietoj add padarysim subtract. Ir štai dingo. Radosi mėlynas fonas. Ir vėl padarysim kontūrus švelnesnis truputį. Mask feature. Nu, sakysim 2 įdėsim. Štai, gausi. Dabar mes vieną akį pasidarėm ir įsidedam ant to savo akį padarytą. Dabar akį, kad būtų akis kaip akis, mes einam į efekt ir susirandam perspektyvą. Va. Tas špie. Ir štai, mums pasidarė akis. Akis pasidarė. Radiusą galim susimažinti. Savo akies. Galim dar. Ir dabar akis yra viršui. Mes ją pakišim po apačią po paveikslo. Štai pakišim po apačią. Pakelsim dar gal sumažysim. Na, sumažinom dar. Dabar taip, šviesą galim, šviesos intensyvumą padidinti galim. Na, sukimąsi darysim. Na va, vieną akį mes jau turim. Dabar įsikirsime kitą akutę. Vėl paimam plunksnakotį ir gražiai pakarpam. Tvarkoj, vėl iškirpom ir vėl pažiūrim, štai, jau gausi mask 3. Mes 3 vietoj add. Atidarom, vėl padarom subtract, štai mums liko, subtract ir dabar irgi feature padarysim, sušvelnisim, vėl 2 padarysim, štai gausi 2. Dabar vėl mes grįžtam prie akies. Štai akis. Ir akį mes duplikatą padarom. Padarom akies duplikatą ir paimam akį, tą duplikatą perkeliam į čionais. Štai. Dabar mes galim efektą įsidaryti.
Ir sukiojama. Na ir galim taip. Pavyzdžiui, sukiojimus įsijungiam. Čia, sakysim, ir įsijungiam sukiojimus. Štai vienos akies įsijungiam. Ir kitos akies įsijungiam. Na ir dabar, pavyzdžiui, truputį paėmėm. Pasukam Y ir kitą akį irgi. Dabar čia pavažiuojam biškį. Nepamirškit uždėti taškiuką, rombą. Reiškia, lyg tos vietos judėjo. Ir kitai akiai irgi. Kur judinom? Y irgi. Užsidėjo rombas. Štai. Pasisuko, čia sustojo. Dabar nuo tos vietos, kur sustojo, mes dabar galim kitur judinti. Pavyzdžiui, čia. Na ir čia. Sustojom. Vėl rombą. Nu, kad nesuklys, galima net tiesiog ant visų trijų uždėti. Tai tada tikrai nesuklysit. Štai užsideda. Ir nuo tos vietos vėl. Štai. Pabuvo. Vėl uždedam rombus. Na ir dabar ką? Dar kokį judesį padarykim. Žvaira beždžionė pasidarė, sakysim. Ne, va. Tiek. Galima, aišku, daug daryti, visokį humorą, žvairus, ten akis juda. Ir vat, mes pažiūrim. Mūsų beždžionėlė judina akutės, kaip ir atgyjusi jinai skaitosi. Na, dabar dar ką mes galim padaryti.